Broli, man būtų buvę naudinga, jei būtum dėmesingai manęs klausęs 10-15 minučių, aš pradėjau vardan Alacho. Kalima yra Alacho tapatybė, kalima davat yra kvietimas į Alacho tapatybę, kvietimas į Alacho tapatybę yra kvietimas į tikėjimą yra kvietimas sugriauti pasaulį. Kvietimas sugriauti pasaulį yra sulaužykite vieną kūrinį iš kiekvieno pasaulio, Dievo tapatybė įgyjama sulaužant pasaulį. Jei jūs darote pasaulio sugriovimo darbą, kalima davat taip, pirmoji pareiga yra šauktis Alacho tapatybės. Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūriniai, viskas yra iš visagalio Alacho. Visagalis Alachas daro viską, jis yra susijęs su pranašo valdžia, asmo, kuris priima pasiuntinio valdžią, visagalis Alachas yra jo, jis ir toliau didins visų rūšių teismą gėrio šiame ir anapusinėme pasaulyje ir žmogui, kuris tiek daug nelaiko pasiuntinio, visagalis Alachas ir toliau didins visų rūšių blogį šiame ir anapusinėme pasaulyje. Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas ateina tik iš visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, tai tikra kalba, šios tikros kalbos tikrovė yra kaip maža ridiko sėkla, kurią ūkininkas sėja ar pasodina. Žemė, sodinimo grožis po kelių dienų lauke yra žali 2-3 ridikėlių lapai, ar šie žali ridikėlių lapai yra prie sėklos pagrindo? Ar jis pagrįstas dirvožemiu? Taigi šie žali 2-3 ridikėlių lapai atkeliavo į žemę, jos nėra paplūdimyje, ne žemė, tai ką liudija šie žali 2-3 ridikėlių lapai. Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas ateina tik iš visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, medis yra didelis, kai ridikas išeina iš medžio, kuris ridikas išeina raudonas ir baltas, kuris ridikas ateina grynas raudonas, kuris vienas ridikėliai yra grynai balti, baltos mėsos kiekis yra gryname baltame ridiklyje, ar toks baltos mėsos kiekis yra sėklos pagrinde? Ar jis pagrįstas dirvožemiu? Lydmetalis, kuris yra šiame baltame pelėsyje, ar toks lydmetalio kiekis yra paplūdimio bazėje? Ar jis pagrįstas dirvožemiu? Todėl ši balta mėsa ir oda, kuri atėjo į žemę, nėra paplūdimyje, nėra dirvoje, tai ką liudija ši balta mėsa ir oda? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas vyksta tik iš visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, šis baltas ridikas, dar žinomas kaip žalių ridikėlių lapų kiekis, esantis šiame kiekyje žalių ridikėlių lapų, yra baltojo ridiko pagrinde? Ar jis pagrįstas paplūdimiu? Ar jis pagrįstas dirvožemiu? Todėl šis žalias ridiko lapas atėjo į žemę, jis yra ne baltojo ridiko, ne smėlio, ne dirvožemio pagrindu, tai ką liudija šis žalias ridiko lapas. Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas vyksta tik iš visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, ūkininkas dirba ridikėlių sėklose ir dirvoje, ūkininkas, kuris dirba su jais abiem, turi kokių nors ridikėliai šių dviejų pagrindų. Taigi atrodo, kad mulada į pasaulį atėjo kaip ūkininkas. Jautiesi paplūdimyje? Jauti dirvožemį? Taigi ką liudija mulada? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas ateina tik iš didžiojo Dievo, didysis Dievas daro viską, vištienos kiaušinis, geltonas trynys ir baltas vanduo kiaušinio viduje, tai yra nešvarus kiaušinis, o kiaušinyje nėra kūdikio, joks kūdikis yra juodas. Taigi ką liudija ši spalva? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas kyla tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską. Didelė medvilnė žuvis gali dėti kiaušinėlius, visi ikrai vienodos spalvos, vienodo dydžio, o žuvis viename kiaušinyje turi 2 akis. Ar yra žuvų praėjimas? Ar žuvis turi šakutes? Kokie žuvies ženklai yra kiaušiniuose? Vėlgi, kai kūdikis išeina iš kiaušinėlio, jis pasirodo didelės žuvies pavidalu. Taigi ką ši forma liudija? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas kyla tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską. Kokia graži išti kutum paukščio spalva? Ar jis pagrįstas paukščių išmatomis? O kai paukštis deda kiaušinius, kiaušinio bazėje tokia graži spalva? Vėlgi, kai kūdikis išeina iš kiaušinio, kūdikis išeina su paukščio spalva, ar kūdikis, kuris turi tokią spalvą kiaušinyje. Vaikas, paėmęs formą, ar ši forma pagrįsta kiaušiniu? Taigi, ką liudija ši spalva?
Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas kyla tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, žmogus nežino, kiek ant jo galvos yra plaukų, jis žino 2 akimis rytą ir vakarą kūnas, kaip kūne ne, jis nežino, kaip jis kvėpuoja per nosį, jis nežino, kaip jis virškina maistą, jis net nežino, kiek barzdos yra ant skruostų, jis nežino. Net nežino, kiek posmų yra visame jo kūne, kiek kraujo reikia visame kūne, kiek kraujo priteka, jis net nežino, kokio dydžio nagai, net nežino, tai ką jis liudija apie. Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas kyla tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, pradedant nuo Adomo alaisalamo iki dabar, visi žmonės atėję į pasaulį, visi žmonės pasaulis tik ašaromis. Tik ašaromis. Po to, kai Lėja atėjo į žemę, šis žmogus skraido danguje tonas sveriančių lėktuvų, žmogui ant galvos yra šiek tiek plaukų, žmonės neturi šių žinių. Žmonių turi žinių, kaip skristi lėktuvu, sveriančių tonas tonų danguje. Taigi, ką liudija ši išmintis? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas yra tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską pradedant nuo Adomo alaisalamo, kuris žmogus atnešė rašybos su šukomis žinias į šį pasaulį. Kas atnešė į žemę adatos burtų išmintimi? Taigi visa pasaulio išmintis liudija? Alachas nieko nesukuria iš visų pasaulio kūrinių, viskas kyla tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, pradedant nuo Adomo alaisalamo iki dabar, visi žmonės, kurie atėjo į pasaulį tuščiais kalba, tuščia. Atėjęs į pasaulį su kalba, šis žmogus tampa poetu, kažkas tampa menininku, kažkas tampa profesoriumi, taigi poetas, kuris tapo poetu, kiek poetas rašo apie meilę, kiek romantiškus žodžius, rašo daugybę knygų, poetas atnešė į pasaulį tiek daug meilės žodžių, tai ką kalba, Alachas yra niekas iš visų pasaulio kūrinių, viskas tik iš vieno visagalio Alacho, Alachas daro viską. Mažo ridikėlio balta mėsa, lapai, žali lapai, kurie yra lauke, o kas buvo paplūdimio apačioje. Toks žmogus irgi kaip ridikėlio sėkla, žmogaus širdyje buvo tik ašaros, tada žinios, intelektas, kalba, pasididžiavimas, meilė, mintys ir pan. Yra už šio žmogaus ribų. Ediki buvo pagrįsta žmonėmis? Todėl kaip vaikas yra liudytojas, žmogus taip pat yra liudytojas kaip vaikas, Alachas yra niekas iš visų pasaulio kūrinių, viskas yra tik iš vieno visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, jis yra susijęs su pranašu, asmuo, kuris yra pranašas visagalis Dievas ir toliau didins visų rūšių gėrį šiame pasaulyje ir anapusėje, o kas nepriims pasiuntinio, visagalis Dievas ir toliau didins visų rūšių blogį šiame pasaulyje. Ir anapusinis viskas vyksta iš visagalio Alacho, visagalis Alachas daro viską, tai yra tikra kalba, tikėjimo pavadinimas yra tikra kalba, jei laikysimės šios tikros kalbos, tikėjimas padidės, tai yra pasiuntinio Ateba. Susijęs su pasiuntinio Ateba, asmeniu, kuris seka pasiuntinį iki tol, tegul visagalis Alachas ir toliau didina visų rūšių gėrio vertinimą šiame ir anapusinėme pasaulyje. Šioje 10-15 minučių diskusijoje buvo rasta Alacho tapatybė, jei žmogus dėmesingai išmoks kvietimą į Alacho tapatybę, jo širdis bus švari, ir jei jis kvies visų kategorijų žmonės, jei kvietimas į tapatybę Dievo duotas ilgam, širdis bus apvalyta, širdis prisipildys šviesos ir tikėjimas bus nuolatinis.